Europos parlamento pirmininkė Roberta Metsola. Dear President Nausėda, dear Prime Minister, dear Madam Kuzmickiene and the Freedom Prize Commission, dear Madam Speaker, dear friends and parliamentarians, dear Europeans. Mėly draugai, brangus It is with a europiečiai, great sense of pride su dideliu that I pasididžiavimu return here to the grįžtu Seimas čia į on behalf Seimą of the European Parliament to Europos receive parlamento the vardu 2023 Freedom Prize from the Republic iš Lietuvos of Lithuania. Respublikos atsiimti This 2023 award metų laisvės does the premijos. European Parliament a Šis great honor. apdovanojimas suteikia didelės garbės It will Europos inspire parlamentui. us to continue Jis įkvėps our mus support toliau remti of the self-determination of nations. tautų apsisprendimo and teisę ir It demokratiją. will inspire us to Jis stand up įkvėps mus for Europe, ginti Europą, to stand up for freedom. ginti laisvę. Ačiū. Ačiū. This honor is made all the greater as Ši I am garbė here tampa in the dar historic didesnė, hall of the Act of Todėl, kad 11th March, šioje istorinėje kovo alongside 11-osios akto Petras salėje esu greta Petro a Pliumpos, deserving national hero, nusipelniusio tautos didvyrio, recognized today šiandien for contributing to pripažintų už jo Lithuania's indėlį achievement of siekiant freedom Lietuvos laisvės independence. ir nepriklausomybės. I wanted to be here Norėjau today būti čia and at the šiandien, bonfire ceremony taip pat ir vakar last vakare night, vykusioje laužų uždegimo in order to ceremonijoje, underline what tam, this kad day means pabrėžčiau, for all ką ši diena of reiškia Europe. visai Europai. Those 14 sons and daughters we remembered Tie yesterday 14 sūnų are not only ir dukra, Lithuanian kurias heroes. prisiminėme vakar, They are yra ne tik European Lietuvos didvyriai, heroes, jie yra ir icons Europos of didvyriai. freedom Tai yra laisvės and ir democracy. demokratijos simboliai. Their memory lives on in the light Jų atminimas of the bonfire gyvuoja and in all of ir yra us prisionamas uždegant who tuos stand laužus on their shoulders. ir prisimename visi Ladies and juos. gentlemen, Lithuania knows only too well Ponės ir ponai, what is at stake. Lietuva puikiai žino, kas yra pastatyta Why we ant kortos, need Europe kodėl to stand mums reikia, up for our kad freedom Europa gintų and mūsų for our values. laisvės ir mūsų vertybės, Why we must stand firmly. kodėl turime tvirtai Ukraine. ginti Ukrainą, Why Europe must be the light kodėl Europa that the world turi būti sees. ta šviesa, kurią matytų The European pasaulis. Parliament receives the Freedom Prize against the background Laisvės of premija Russia's Europos continued parlamentui brutal teikiama and illegal Rusijai tęsiant brutalią ir invasion neteisėtą of Ukraine. invaziją į Ukrainą. I see Lithuanian colleagues Matau čia here who had kolegas long lietuvius, warned us kurie jau seniai mus that Putin's perspėjo, ambitions were in kad direct Putino opposition to what ambicijos Europe tiesiogiai stands for. prieštarauja tam, That the ką reiškia independence Europa, of neighbors to the east. kad rytinių kaimynų was in jeopardy. nepriklausomybė iškilo pavojus. The European Parliament stood firm Europos from parlamentas the very beginning. nuo pat pradžių laikėsi We were tvirtos the pozicijos. first to call Mes for pirmieji Ukraine and Moldova paraginame to be suteikti granted Ukrainai ir EU Moldovai candidate member status. ES šalių To give kandidačių both countries statusą, hope kad suteiktume and a abiems European šalims perspective. vilties ir We europinę called for perspektyvą. negotiations for EU Raginame membership pradėti to dėrybas dėl commence narystės Europos based on Sąjungoje, Ukraine atsižvelgiant and Moldova's į merit Ukrainos ir Moldovos and pasiekimus ir towards the respect konvergenciją, for European siekiant Union atitikti criteria. ES And we will kriterijus. stick Ir to this mes approach, to ir this toliau path. laikysimės šio We will požiūrio continue to give full support to ir toliau Ukraine. visapusiškai in its remsime time of Ukrainą, need. kai jai to reikės. We will continue to isolate Russia, Ir toliau izoliuosime condemn Russia's aggression. Rusiją, smerksime and Rusijos impose agresiją sanctions. ir taikysime We will sankcijas. continue to support Ukraine with Ir toliau unwavering teiksime Ukrainai military, tvirtą karinę, financial, finansinę, political, and politinę ir humanitarian humanitarinę support. pagalbą. And we will hold culprits Ir of war reikalausime, kad crimes karo to nusikaltimų account. vykdytojai būtų patraukti Ukraine atsakomybėn. needs a real and just Ukrainai peace reikia tikros ir based on teisingos taikos, pagristos dignity, laisvę, on orumu integrity. ir And vientisumu. Ukraine must join Ukraina our family turi to prisijungti prie mūsų strengthen šeimos, and protect kad its sustiprintų future ir apsaugotų and our savo common ateitį security ir with tuo it. pačiu mūsų visų saugumą. To this day, enlargement Iki is the šiol European Union's plėtra yra laikoma greatest didžiausiu geopolitical ES geopolitiniu We turtu. witnessed
and experienced its Jau ir windfall anksčiau before. stebėjome ir patyrėme jos netikėtą naudą. Nuo 2004 metų ES sustiprėjo kartu su Baltijos ir kitomis valstybėmis. Remember 20 years ago, when Lithuania Prisiminkite, became kaip prieš 20 metų Lietuva Union tapo member state. ES nare. Remember the unbridled joy Prisiminkite tą begalinį džiaugsmą, kai milijonai europiečių pagaliau galėjo laisvai pasirinkti savo we likimą. lived this European Union Mes victory. išgyvenome šią ES pergalę, Its liberating ripple priėmėme effect. jos išlaisvinimą į skleidžiamą poveikį. Millions of Europeans Dabar milijonai reap the europiečių benefit kasdien naudojasi every jos single day. teikiamais privalumais. And for our European neighbors who O dėl turn mūsų to the kaimynų European europiečių, Union in kurie hope of kreipiasi į ES tikėdamiesi taikos, shared freedom demokratijos, and bendros support, laisvės ir we paramos, must live up privalome to our promise tesėti of savo pažadą, solidarity. laikytis solidarumo Lithuania principo. also remembers a time Lietuva taip of pat suffering, prisimena kančių, a time of illegal deportation of its people. neteisėtų jo žmonių And trėmimų at that laiką. time of need, when few spoke Ir kai to out reikėjo, about tuo metu, Soviet kai mažai occupation, kas garsiai as we kalbėjo apie heard sovietų already back okupaciją, in 1983, ir kaip jau girdėjome, dar 1983 metais Europos parlamentas priėmė rezoliuciją smerkiančią Sovietų Sąjungos įvykdytą Baltijos valstybių okupaciją. Mes palaikėme Lietuvą ir ryžtingai stojome į tautų laisvo apsisprendimo teisę palaikančių valstybių pusę. Vėliau priėmėme rezoliucijas, kuriomis pasmerkėme totalitarinius nusikaltimus, prisiminėme jų aukas ir pripažinome bendrą patirtį įgytą nukentėjus nuo šių režimų. Mes pasisakėme ir vis dar pasisakome už laisvę. Ponios ir ponai, šiandien Europos parlamentas kartu su jumis mini Laisvės gynėjų dieną Lietuvoje. 1990 metais, kai Vilniuje vyko taiki antisovietinė eisena už laisvę, viena pirmųjų Lietuvos pusės stojo Europos parlamento delegacija. Po tragiškų 1991 sausio 13 įvykių, tai yra prieš 33 metus, Europos parlamentas priėmė dar vieną rezoliuciją, smerkiančią sovietų kariuomenės agresiją, of these 14 innocent civilians, and nearly kurios metu 1,000 people sustained žuvo injuries 14 at the nekaltų TV beginklių tower civilių and the ir building beveik of the 1000 Lithuanian žmonių radio buvo and sužeisti television. prie televizijos bokšto We ir Lietuvos celebrate radijo ir televizijos Freedom pastato. and Defenders Day because it Mes symbolizes minime all that Laisvės is still gynėjų dieną, relevant nes jis today. simbolizuoja visą tai, kas Freedom, aktualu ir šiandien. Tai yra Fearlessness, laisvė, foresight, narsą, and įžvalgumą Europe's calling to step up ir Europos onto the raginimas global žengti stage į pasaulio before areną, other global players kol step neįsikišo in. kiti pasaulio veikėjai. Ukraine is fighting for all Dėl of viso this. to šiandien today. kovoja Ukraina. So yes, the European Todėl Parliament taip, will live up Europos to the parlamentas laikysis responsibility šio and the legacy of this freedom Laisvės prize. premijos and is įpareigojimo ir grateful to the palikimo Lithuanian ir yra Parliament dėkingas for Lietuvos this honor. parlamentui už šią suteiktą Dear garbę. friends, if the past few Brangus years draugai, of jei geopolitical pastarieji keleri challenges geopolitinių have taught iššūkių us metai anything, mus ko ir išmokė, it is that Europeans stand tai more kad to gain europiečiai from being united. daugiau laimi And we būdami have many vieningi. accomplishments to be proud of. O mes tikrai turime daug Europe has pasiekimų, given kuriais open galime possibilities didžiuotis. for Europeans Europa to suteikia travel, europiečiams atviras study, galimybės keliauti, work, studijuoti, create businesses in a dirbti, kurti great verslą space didžiulėje of laisvės erdvėje. Thanks to EU funds for programs such as Next Europos Sąjungos Generation EU, lėšų Erasmus, skirtų tokioms Horizon programoms kaip Europe, Europos Invest ekonomikos EU, gaivinimo Social, priemonė Next Generation Regional EU, and Rural Development Erasmus, Funds. Europos We are horizontas, giving young Invest people EU, socialinės, the regioninės ir opportunity kaimo to build plėtros fondai their dėka. talents Suteikiame and jaunimui build galimybę a ugdyti future. savo talentus ir The kurti success ateitį. of our European currency and the single market Mūsų is a reflection of europietiškos our valiutos ir collective bendrosios willingness rinkos to work sėkmė, tai together, mūsų bendro to noro look dirbti kartu, at the bigger picture matyti for platesnį prosperity vaizdą
ir siekti mūsų žmonių gerovės atspindys. Pastaruoju metu mums pavyko įveikti daugybę sunkumų kartu kaip europiečiai įveikėme valstybės skolų krizę ir pasaulinę pandemiją, o ir nuo to laiko pasiekėme labai daug. Reaguodamos į išpuolius prieš Ukrainą ir demokratiją, ES institucijos, valstybės narės susitelkė su beprecedente vienybė. Saugumo ir gynybos srityje siekiame sukurti tikrą ES saugumo ir gynybos sąjungą, tokią, kuri papildytų NATO ir su ja nekonkuruotų. Siekiame sustiprinti kibernetinį saugumą. Dezinformacijos amžiuje mes priėmėme labai svarbių teisės aktų užtikrinančių žiniasklaidos nepriklausomumą, skatinančių pluralizmą ir saugančių žurnalistus. Klimato srityje mes taip pat skatiname tvarų augimą, pramonės konkurencingumą bei energetinę nepriklausomybę nuo Rusijos. Migracijos srityje mes pagaliau susitarėme dėl tolesnių veiksmų, kurie būtų teisingi tų atžvilgių, kuriems reikia apsaugos, tvirti tų atžvilgių, kurie neturi teisės į prieglobstį ir griežti prekeivių žmonėmis atžvilgių, kurie išnaudoja pažeidžiamiausius asmenis ir pasitelkia žmonių kančias, kaip neseniai matėme tada, kai Lietuva susidūrė su hibridinėmis grėsmėmis. Visi šie veiksmai yra mūsų strategijos, kurie siekiama sustiprinti ES saugumą, jos autonomija ir laisvė dalis, nes pasaulis keičiasi ir Europa turi keistis kartu su juo. Dėl visų šių išvardytų dalykų 2024 m. birželio mėnesį vyksiantys Europos parlamento rinkimai yra labai svarbus tam, kad apgintume savo pasiekimus ir valdytume savo ateitį, gavę mūsų žmonių pakviestų balsuoti pritarimą. 2024 metai bus didžiausi pasaulio istorijoje rinkimų metai, nes rinkimai vyks 65 pasaulio šalyse. Tai bus demokratijos ir žmonių pasirinkimo metai. 2024 metų birželį visų 27 ES šalių piliečiai rinks 720 Europos parlamento narių, kurie bus skiriami dirbti 5 metų kadencijai. Priešingai nei kai kuriuose netoli mūsų esančiose šalyse, rinkimų rezultatai dar nebuvo iš anksto nulemti. Noriu, kad europiečiai aktyviai dalyvautų rinkimuose, išsakytų savo nuomonę ir pagerbtų atminimą tų, kurie tiek daug paaukojo dėl šios teisės, nes jei nebalsuojate, leidžiate kitiems spręsti už jūs. 2024 m. birželio 9 dieną, sekmadienį, Lietuvos balsas bus svarbus ateinančios Europos parlamento rinkimuose. Svarbu, kad palaikytume savo demokratinius procesus ir juose dalyvautume, nelaikydami nei jų, nei Europos savaime suprantamų dalykų. Europiečiai labai sunkiai dirbo, kad pasiektų ir vieną, ir kitą. Europos ateitį lems mūsų gebėjimas išlikti nepriklausomais, gebėjimas ginti demokratiją savo šalyje ir už jos ribų, kaip ir mūsų gebėjimas užtikrinti, kad priimant visus sprendimus svarbiausia būtų žmonės. Būtent tai ir yra Europa. Ačiū. Ačiū mūsų viešniai.